BMW 528 212. Šiąnakt aukcionas. Kaina. Dabar startas 1150, kampe po dešinę va matos. Visai geras startas, manau, už kokius 2,5–3 tūkstančius dolerių galima nupirkti. Lietuvoje būtų 5 000 eurų. Kur įsivažiuoja, nedidelis mušimas priekyje. Pats gali garažį kapotą, bamperį, faras, nusiėmė, užsidedi naują ir baltą spalvą, jeigu suradus, nereikia nei dažyti, nei nieko. Atrodo neblogai. Dirba. Galų varomas automatas. Draudimas parduoda. Ataskaita. Per fakso. 14 buvo į priekį ir 25 į priekį. Viskas čikiai. Parduota. Aptarnavimas. 14 į priekį. Nedidelis daužimas. Po to vėl pakeisti tepalai. Aptarnavimas. Aptarnavimai technikiniai. Parduota 24. Technikinis praeitas. Aušinimo pompa. Rekomenduojama buvo pakeisti aušinimo pompą. BMW dileris 24 nustatęs buvo. Engine coolant pump. Į galą pataikė 25 gegužės 10 ir atvažiavo į aukcioną. Viskas švaru, Carfaxas gražus. Galim drąsiai pirkti. Tarkim, dedam 2,5 ir laimim. Tai reikėtų sumokėti 3235 dolerius per savaitę. Apytiksliai 3000 eurų. Plius parsiuntimas 2000. 5, muitas 500. 5,5 plius PVM. 6,5. 6,8 galutinė kaina. Remontui 1500 eurų. Iki 9000 eurų pasidarai BMW. Jeigu už 2,5 paėmam.